Na ką, turim dar vieną biudžeto apžvalgą. Noriu labai padėkoti visiems asociacijos nariams, kurie pildė, svečiams, taip, nes tiesiog tai padeda žmonėms truputį suvokti, suprasti, ar jie teisingai kažką daro gyvenime su savo biudžetu, nes sėkmė į finansinę laisvę yra pirmas dalykas, tai yra biudžeto valdymas, taip. Ir natūralu, kad turim viskam pasiteisinimų, kodėl mes ten daug išleidžiam pinigų, ten būna dažnai dovanom, sako, mes kitaip negalim, tokios tradicijos ir taip toliau, gerai? Tai aš irgi patarsiu jums, ką reikėtų daryti, kad tos dovanos būtų tokia, turėtų išliekamąją vertę, gerai? Tai gerai, pradėkime, ne? Tai pradėsim mūsų, sakykime, apžvalgą nuo šeimos sudėties, tai yra, matom, kad yra šeimos, tai yra, kurie turi 2 vaikus, 1 vaiką, tai praškai didžioji dalis yra šeimų su vaikais, taip, ir čia atskiri žmonės, taip. Kitas šeimos pajamos per mėnesį, na, labai džiaugiuosi, kad iš tikrųjų didžioji dalis, sakykime, daugiau nei pusė pas mus žmonių gauna iš šeimos pajamos yra 4-5 tūkstančiai eurų, taip, per mėnesį. Tada yra žmonių, kurie gauna daugiau, netgi negu 5 tūkstančius, iki 3 tūkstančių, iki 2 tūkstančių, taip. Na ir žiūrėkime iš tikrųjų, kur mes dabar išleidinėjom tos pinigus, taip? Tai kiek gimtadienį išleidžiam? Na, yra didžioji, sakykime, grupė žmonių, kurie gimtadienį išleidžia apie 100 eurų, tai yra iki 100 eurų, tai praškai pusę tik pinigų, sakykime, pusė žmonių skiria apie 100 eurų, kažkas skiria iki 50, na ir kažkas skiria netgi apie 400 eurų, taip? Toliau. Tai kiek vidutiniškai išleidžiam antrosioms pusėms, taip, gimtadienio proga, taip, ir artimiausiam žmonėms, tai irgi pasiskirstė taip, kad dalis išleidžia 31% iki 50 eurų, dalis 12% iki 100, 19 čia toks gal sakyčiau ir yra, nes standartas, nu, sakykime, 200 eurų, nu ir daugiau nei 200 eurų, taip, tai kažkur sukasi apie 200, galbūt 300 eurų, taip. Tai čia skiriam tiek savo artimiesiems. Kas dar? Taip, kiek vaikams išleidžiam, vaikų gimtadieniams, taip. Tai čia pasižiūrėsim, mėlyna, taip, 100 eurų, 13%, na ir žiūriu iki 200 eurų, tai yra netgi pusė, taip, mūsų apklaustųjų išleidžia apie 200 eurų. Na, tai čia vaikų gimtadienis 200 eurų, kažkas išleidžia apie 400, na ir 4% išleidžia virš 400 eurų, taip. Taip, visada būna klausimas, o kiek dėti į vokelį vestuvėms, o ne? Tai va jums atsakymas. Tai šiandien didžioji dalis žmonių, matot, atideda iki 200 eurų. Turbūt taip ir reikėtų, ne? Nes jeigu ten vienam žmogui turbūt viena vieta irgi kainuoja apie 70-80 eurų, tai dar čia lieka jau nevedžiams, kaip sako, investicinė grąža, ne? Tai kažkas skiria 100 eurų, kažkas skiria netgi iki 300 eurų. Kažkas skiria ir 400 ir netgi 500 eurų. Taip, tai va kiek į vestuvę, kiek įdėti tą vokelį, atsakymas čia. Taip, krikštynoms, taip, krikštynoms suma pasiskirstė irgi, galima sakyti, daugiau nei 50 iki 100 eurų, 50 eurų, iki 200 eurų, iki 300 eurų, taip. Na, krikštynos truputį mažiau, taip, nu, ten yra vienas vaikas. Na ir kalėdoms, taip, didžiausia mūsų šventė, tai kiek skiriam kalėdoms? Nu, čia taip, nei daug, nei mažai, ne, tai skiriam kažkur apie 20 eurų, tai 20%, labai gražiai pasiskirstėva, 23% 20 eurų, 52% 50 eurų, na ir jau iki 100 eurų 18%. Ir iki 200 eurų 7%. Tai taip, ir galbūt aš tik tai patarsiu vieną tokį dalyką. Dažnai būna, kad mes iš tikrųjų labai daug išleidžiam dovanom ir tai nėra blogai, tai yra investicija į santykius, pavadinkim taip, bet kad ta investicija į to, sakykime, būtų santykius galbūt pelningesnė ir tikrai dovaną padarytumėm žmogui tokią su didesnė verte. Tai galbūt iš tikrųjų reikėtų, čia tiesiog rekomendacija, pagalvoti apie juvelyrinius dirbinius, taip? Ne skuduriukus arba ten žaisliukus kažkokius pirkti, kur tikrai, nu, kiek jie, metus, 2 pasilaikys ir išmesit. Gal tikrai, žinoma, vaikams ypatingai reikalingi tie žaislai, bet
pavyzdžiui, aš stengiuosi, kad ar savo krikštavaikiams ar kažkam visada padovanoti, pavyzdžiui, sidabrinę monetą ir kažkokią mažą dovanėlę. Tai yra, jūs ne tik tada, pavadinkim, padarysit gerą dalyką žmogui, nes šiandien jūs klausot seminarų, mokymų, kur investuoti, bet tiem vaikam ypatingai jau vis tiek užsifiksuos, kad va, gavau sidabro, ne? O kas tas sidabras? Ten tų sidabrinių monetų įvairių yra ir su Batmanais, ir su žmogus voras, ir ten būna su pandom, ir ten ereliais yra, nu įvairių yra ir su zuikiais, ir su drakonais, ten ir su visokiais žvėrimis. Tai čia tiesiog toks kaip žaidimas yra, bet suprantat, ta sidabrinė moneta, va, jeigu tai pažiūrėtumėm, nu turbūt dar čia galim 10 metų, taip, nu 10 metų galima kažkur atmesti. Aš prisimenu, kad mes už 13, už 15 eurų pirkom tas monetas, o šiandien jau yra, jos kainuoja 25-27 eurai, taip, sidabrinė moneta. Antroms pusėms taip pat galbūt irgi vertėtų geriau kažkokią, nežinau, auksinę grandinėlę, ar ten, sakykime, apyrankę, arba auskarus, ne? Nes tokie dalykai jie nedingsta, jie tiesiog turės vertę ir po 100 metų, suprantat? Nes kažkas tikrai turit iš senelių dar, ne, kažkokių žiedų, auskarų, arba ten kažkokių grandinėlių, kur tikrai galima tą auksą paimti, surinkti, va, kažkas darydavosi ir žiedus vestuvėms ar dar kažkam, bet čia yra ta vadinama išliekamoji vertė. Dėl to linkiu, kai dovanoja dovanas vaikams ar sakykime, antrai pusiai, pagalvokite apie tai gerai, kad galbūt galima tiesiog vieną bent jau, jeigu tikrai mėgsta kažkas ir paprašo kažkokio, sakykime, ar rūbo, ar žaislo, tai pagalvokit, galbūt galima tiesiog tą sumą padalinti, gal biškį kukliau su tuo žaislo, rūbu, bet padarykit va tą tokią dovaną iš tikro turto, gerai, iš aukso arba sidabro, arba deimanto, taip, deimančiuką galima kažkokį. Nesakau, tokie dalykai vertę turės 100 metų į priekį. Ačiū labai, kad pildot. Tai kviečiu iš tikrųjų antrą mūsų iš tikrųjų apklausą pildyti. Atsiprašau, ne antrą, jau kelinta, ne, bet sekančią apklausą pildyti. Tai mes norim įsiaiškinti, kiek kainuoja mums gyventi nekilnojamam turte. Tai ten prašysim, kad jūs sužymėtumėt, kiek už nekilnojamą turtą, ten už komunalinius sumokat, šildymas, elektra, vanduo, bendros ten paslaugos, taip, ten, sakykime, jeigu yra bendrijos. Ir ten turėsit tokias formulės, ir labai gražiai pasiskaičiuosit, kiek, pavyzdžiui, jūsų gyvenamo ploto, kiek vienas kvadratas kainuoja ir kiek kainuoja vienam žmogui, taip, gyventi jūsų nekilnojamam turte. Tikrai padarykit, tikrai turėsit naudą ir tikrai pamatysit, kaip galima aiškiai išskaičiuoti vieno kvadrato, sakykime, pragyvenimą ir vienam žmogui, pavyzdžiui, pragyvenimą. Gerai, nes kai mes kartais planuojam vietoj butą, eiti namą, tai tas yra labai svarbu. Viena, kai jūs perkat tos nekilnojamus turtus iš savo pinigų, bet visai kita, kai jūs skolinatės iš banko, taip, tada ta suma dvigubinės, pasiskolinat 100 000, reikės grąžinti 200 000, taip, tai kad jūs įsivertintumėt, o kiek reikia jums tikrai tų kvadratų ir kiek kiekvienas kvadratas kainuoja bankui palūkanų, komunalinių mokesčių, taip, ir kitų visokių dalykų, tikrai pamatysit ir turėsit, sakau, tokią išliekamąją ilgam laikui naudą ir žinosit, kur geriau gyventi, gal kartais geriau namą parduoti, eiti butą, bet sutaupysit per metus galbūt 10 000, per 10 metų 100 000 eurų. Ačiū dar kartą, kad išklausėt, ačiū, kad pildot ir iki kitų kartų. Iki.